NMedia 2008 statulėlės jau stovi ant verslo žinių, Lietuvos radijo ir televizijos, L-rytas LT, Mano ūkio, TV Sport 1 darbuotojų stalų. Net 2 statulėlės dabar puošia tinklaraštininko, inovatoriškiausio metų žurnalisto Artūro Račo stalą. Konkurso organizatoriai ir dalyviai mano, kad 2009 metais inovacijų, kūrybiškų sprendimų ir naujų technologijų tik daugės. Manau, taip pat technologijos suteikia profesionaliems žurnalistams galimybę būti dar greitesniems, dar aktualesniems, aštresniems. Ir matytas greitis bus vis didesnis žurnalistikoje. Aš vertinu, sakysime, ne tik tą pačią pliką informaciją, bet kaip jinai yra pateikiama. Galima tiesiog tam pačiam telefone gauti video reportažą, apžvalgą su komentarais palydinčiais, išgyventi, galbūt trumpai, per minutę, per 2, išgyventi tą praleistą galimybę pasimėgauti tom varžybomis ir tik tai reportažo pabaigos sužinoti rezultatą. Šiais metais buvai pirmas iki NMedia komisijoje ir pamatai, kaip tas darbas vyksta iš vidaus. O dabar, kaip sakyti, dirbi vis tiek redakcijoje arba šalia redakcijos vieno leidinio. Ar turėsi ko pamokyti, ką perduoti šalia dirbantiems žurnalistam, kaip reikia būti inovatyviems? Jo, tiesą pasakius, netiesiogiai tai jau perdaviau. Jo, negaliu pasakyti, gal, nežinau, neetiška, bet jau porą pamokų išmokau iš tų laimėjusių ir ne tik laimėjusių darbų ir žmonių, kurie tenai buvo nominuoti. Tai pasimokyti tikrai yra iš ko ir tikėsimės, kad kitais metais bus dar daugiau. Kiek lankytojų turi interneto puslapis Mano ūkio? Mūsų puslapis turi iki 4000 kasdieną, o per mėnesį 56 000 vizitų. Apie ūkininkus nereikėtų galvoti, kad tai žmonės, kurie nesinaudoja, atvirkščiai. Juk mes turime didelius agroverslo ūkius. Tik tiek, kad jie truputį toliau nuo sostinės yra, o iš tikrųjų tai labai modernūs ūkiai, labai aukšti reikalavimai yra. Ir tos visos naujienos, jos yra labai reikalingos ir būtinos.